Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Milžiniškus nuostolius gaisras padarė uždarąjį akcinį bendrovį Vilktukas. Sudegė mikroautobusas, krovininis automobilis, dar vienas apdegė. Gaisras Alytaus mieste Pramonės gatvėje privačiame bendrovės Vilktukas kieme kilo pirmadienį apie 8:30. Užsiliepsnojo kliento, kuris pagidavo atlikti mikroautobuso Iveco remonto darbus automobilis. Ugnis ėmė plisti ir netrukus persimetė į šonę stovėjusį krovininį automobilį MAN. Kol kas nežinoma, kas iškvietė ugniagesius, tačiau šie atvyko per 8 minutės ir ėmė gesinti degančius automobilius. Kažkas važiavo pro šalį ir pamatė gaisrą. Užsidegimas buvo 8:20 konkrečiai užsidegė, 8:32 buvo pranešta gelbėjimo tarnyboms, kad jau dega. 8:40 pagal kameros vaizdą jau buvo gelbėtojų kieme. Per 8 minutės atvyko ir pradėjo gesinimo darbus. Įtariama, jog gaisras kilo dėl mikroautobuso Iveco elektros sistemos gedimo. Manas, kuris visiškai sudegė, buvo baldai, kurie važiavo iš Vokietijos berods į Rusiją. Turėjo važiuoti, mes vežėm iki Lietuvos. Kiek girdėjau, nuostolis pagal Moisą ten apie 80 000 eurų. Sunkvežimis čia buvo, kurį patraukiantis raudonas Manas. Mercedesas, jame buvo Randers Alytaus Rep International viela ir iš Slovakijos buvo valymo šepečiai technikos, kaip šluoja gatves, tai tie šepečiai apdegė, vielai lygtais nieko, tik suliejo, tai vešim gavėjų, žiūrėsim, ką sakys dėl nuostolių. O būsipas šitas Ivekas yra ne mūsų firmos, atvažiavęs buvo remontuotis ir nuo jo kilo gaisras, jis sudegė visiškai. Aišku, čia dar ne pati didžiausia bėda, kuri galėjo vykti. Jeigu būtų tam tikra aplinkybių, tam tikri aplinkybių sutapimai, tai galėjo sudegti visi sunkvežimiai absoliučiai 25 esantys kieme, su visais kroviniais, su visas pastatas suturta, kaip juokiausi. Galėjom ateiti tiesiog ryte į darbą, visi 50 žmonių ir ant kilimėlio susėsti ir dirbti ryte tik tai. Dėl ko kilo gaisras aiškinasi ugniagesiai. Darbą jiems turėtų palengvinti įmonėje sumontuotos vaizdo stebėjimo sistemos, kurios ir užfiksavo kilusį gaisrą. Šitas visas gaisras įsiplėskė grubiai per 20 minučių viskas sudegė, nes ten transporto priemonės turi tokią tendenciją negerą, kad jos sudega labai greitai paprastai. Ir kroviniai paprastai ir panašiai, nes ten visokios medžiagos tokias, kurios nėra labai nedegios ar kažkokios, ypač dar laimingos tapimo dėka vėjo nebuvo kažkokio didelio ar panašiai, tai tiesiog daug tokių faktorių, kurie, sakykim, mums davė pliusus šiuo atveju, kad tai buvo rytas, kada ne naktis kažkokia, kada pamatė, žmonės važiavo, kažkas greitai tuo momentu pastebėjo. Įmonės vadovas sako, jog dalį žalos turėtų atlyginti draudimas, tačiau nebijojama, jog nemenkus nuostolius patirs ir uždaroji akcinė bendrovė Vilktukas. Tiksli gaisro padaryta žala nustatinėjama. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.